Vieta labai nepaprasta, bet nieko jau nesimato. Turėsiu pasakoti istorinius šaltinius, remsiuos dviem šaltiniais. Garsaus istoriko, keliautojo, etnografo, grafo Konstantinu Tiškevičium ir istorikų keliautojų Adomu Honoru Kirkoru. Abu keliavo, plaukė Neries upe, tuo pačiu periodu maždaug. Tai 1858 metai, kada plaukė grafas Tiškevičius. O Kirkoras 1853 metais darė archeologinius kasinėjimus. Tai yra jų tarpas nedidelis, 4 metai skirtumas. Ir jis rašo, kad kiek paplaukų žemiau Verkių pamatėme gražų Trinapolio vienuolyną ir Trinapolio bažnyčią, kur įsikūrė vienuoliai trinitoriai. Taip, viskas atitinka. Toliau upė daro staigų posūkį į kairę. Atitinka. Daro staigų posūkį į kairę ir tada pasuka maždaug rytų kryptimi. Visiškai atitinka rytų kryptimi, va kaip čia ir atiteka ir maždaug pietryčių rytų kryptimi teka. Toliau rašo mano vairininkas sušunka Gegužio rėva. Tai ta Gegužio rėva nėra pavojinga, jinai yra aukščiau žemiau ten Valakupių, truputį Valakupių pilno pliažo ir ją praplaukė. Ir tada sušuko Pirties rėva. Pirties rėva. Tada antras sako Barboros Pirties rėva. O va čia ir uždeda ant kelio. Ką rado, ką rašo apie šitą Pirties rėvos vietą? Kirkoras nepatingėjo, turėjo laiko, atliko archeologinius kasinėjimus. Ir jis paėjęs upeliu aukštyn, prie įsivaizduojamo upelio, prie kurio mes dabar stovime, kuris aišku buvo labai vandeningas, nepalyginamai. Aukštyn, reiškia, jisai pamatė jau žemės kauburėlius apaugusių žole. Tai yra, jis nematė pačių rūmų, jis tik matė liekanas griuvėsių, kurie jau yra užpilti žemę ir jau yra apaugę žole. Jis pradėjo kasinėti tuos kauburėlius. Tai įsivaizduokim, kad viskas turėjo būti, kur yra dabar gatvė, kur viadukas stovi ir kur visa kino studija su savo užstatytais pastatais. Pirmiausia, arti Neries jis atrado paviljoną, pamatus. Pakasęs atrado pamatus, matomai tai buvo statinys prie pirties, arti pirties, jisai netoli kranto buvo tas paviljono pamatai. Bet jis atrado tokių ženklų, kad čia buvo iš tikrųjų Lietuvos didžiųjų kunigaikščių vasaros rezidencija. Jis atrado karaliaus Žygimanto Senojo portretą. Dažniausiai mums labai daug ką pasako kokliai, rūmų kokliai. Ta žinom, ir Sapiegų rūmuose, ir Valdovų rūmuose, visur. Atrado daug koklių. Ant vieno iš jų atrado karaliaus Žygimanto Senojo su karūna, su skeptru. Tai jau rodo, kad stovėjo ne šiaip savo statinys, o karališkas statinys. Dar rado Švento Mykolo statulėlę. Toliau atrado monetų. Monetos buvo iš Jogailos laikų ir Žygimanto laikų. Tai yra dar senesnis pinigai, monetos.
Ir kiti kokliai yra jau neaprašyti, kas ten dar buvo. Visi radiniai buvo atiduoti į Vilniaus senienų muziejų, kurį įkūrė grafas Tiškevičius. Kur senienų muziejaus radiniai, jeigu jūs man pasakysit, aš būčiau labai dėkinga. Ar per karus dingo, ar išvežė, kas nors pagrobė ir savinasi. Dažniausiai mūsų istoriją savinasi Lenkai arba Rusai. Tai sunku pasakyti, bet visa tai yra aprašyta ir netgi nupiešta ar perfotografuota. Yra litografijos. Ta patį rašo abudu šaltiniai mano minėti. Be to dar yra išlikę kitų aprašymų, kad Antakalnyje už Petro Povilo bažnyčiaus, už Sapiegų rūmų, reiškia, ėjo kelias pro senąjį paštą, tas kelias ėjo į Daugpilį, per Švenčionis, per Pabradę, įsivaizduokime Daugpilį, senasis traktas, ėjo pašto kelias ir nuo jo, reiškia, nuo jo Antakalnio gale, pasukus į kairę, prie upelio, prie mažo upelio, palygint su Nerim vis tiek buvo mažas upelis, stovėjo karališkieji rūmai. Tai va šitie radiniai tą ir tvirtina. Ir labai labai gaila, kad niekas daugiau netliko jokių archeologinių tyrimų, bent man nežinoma. Tai dėl to labai, man atrodo, yra svarbu jums pasakyti, ką radau šaltiniuose. Ir dabar, kodėl dar yra rašoma, kad šitas upelis užsibaigė prieš pat įtekant į Nerį tokią kvadratinę, kaip ten parašyta, kvadratinę lagūną, tvenkinėlių, kuri ir buvo vadinama pirties Barboros pirtimi. Tai ir mes ir pernai dar matėm tą kvadratinę, bet čia, kur to žolės nebuvo, to kalnelio visiškai sunešta, čia buvo vanduo, nuo kranto iki kranto, kur jūs stovite, buvo vanduo ir buvo iš tikrųjų tokia, kaip ir kvadratinė vandens, sakykime, tvenkinėlis. Ir ta, kur aš sakiau, kad atrado Kirkoras netoli Padilijono pastatą, galėjo būti pirties kambarėlis, persirengti, kadangi karalius Žygimantas Senasis turėjo labai ištaikingą savo sūnų Žygimantą Augustą, kuris iš tikrųjų tuos rūmus labai išpuošė, labai išgražino ir tokius kokius padaryti, tokius viską, tai tikrai buvo rūmai labai gražus, nes jis mėgo prabangą. Ir Barboros pirties vardas sako, kad čia viešėjo ir gyveno jo gražuolė žmona, mylima Barbora. Tai matome, tas paviljonas ir buvo skirtas Barborai, ta visa pirtis. Ir tas maudymosi, kad nereiktų upėje maudytis, padarytas kvadratinis toksai iš upelio baseinėlis, buvo maudymosi vieta. O rėva čia buvo, kada rėva buvo, aš dar atsimenu, studentė būdama, kai palei Nerį vaikščiodavom, dar mes rasdavom daugybę rėvų. Tai buvo puikiai matoma žemiau tilto iš karto.